Įsivaizduok, kad viena didžiausių pasaulio kompanijų sąmoningai pakeičia savo garsiausią produktą. Ne todėl, kad produktas buvo blogas, o todėl, kad tūkstančiai žmonių skonio testuose pasakė, jog naujoji versija jiems patinka labiau. Tai nutiko 1985-aisiais su Coca-Cola. Ir vos per 79 dienas šis sprendimas virto vienu garsiausių rinkodaros fiasko istorijoje. Beje, jei tau patinka tokios istorijos, nepamiršk užsiprenumeruoti kanalo, kad nepraleistum kito video, nes jų bus dar daug. Coca-Cola pradėjo jausti vis didesnę grėsmę, jos pranašumas prieš Pepsi JAV rinkoje mažėjo jau ne vienerius metus, o Pepsi tuo metu vykdė savo garsiąją Pepsi Challenge kampaniją. Aklose skonio testuose, vykusiuose prekybos centruose ir viešose vietose, žmonėms buvo duodami paragauti du nepažymėti gėrimai. Jie gana dažnai teikė pirmenybę saldesniam Pepsi skoniui. Coca-Colai tai buvo rimtas signalas, todėl kompanija pradėjo slaptą projektą. Tikslas buvo sukurti naują Coca-Cola formulę, kuri būtų saldesnė, švelnesnė ir skonio testuose galėtų įveikti ne tik originalią Coca-Colą, bet ir Pepsi. Projektas truko kelerius metus, o jo mastas buvo milžiniškas. Coca-Cola atliko beveik 200 000 vartotojų skonio testų, kuriuose naujoji formulė buvo lyginama su originalia Coca-Cola ir Pepsi. Rezultatai atrodė įtikinami. Naująją formulę vartotojai dažnai rinkosi labiau nei originalią Coca-Cola. Ji taip pat gerai pasirodė lyginant ją su Pepsi. Vadovybei tai atrodė kaip aiškus atsakymas. Jeigu žmonės renkasi naują skonį, vadinasi Coca-Cola turi keistis. Ir čia buvo priimtas lemtingas sprendimas. Naujoji formulė neturėjo tapti dar vienu produktu šalia originalios Coca-Cola. Ji turėjo ją pakeisti. Jų logika buvo paprasta. Jeigu naujasis produktas yra geresnis, turi likti viena Coca-Cola. 1985 metais Coca-Cola oficialiai pristatė New Coke. Ta pačią savaitę kompanija pradėjo stabdyti originalios formulės gamybą. Tai buvo pirmasis esminis Coca-Cola formulės pakeitimas per 99 metus. Generalinis direktorius naująjį skonį pristatė kaip drąsesnį, apvalesnį ir harmoningesnį. Pagal visus tyrimus tai turėjo būti didžiulė pergalė. Bet tada prasidėjo kažkas, ko joks skonio testas nebuvo numatęs. Žmonės pradėjo pykti ir labai greitai. Prieš New Coke pristatymo Coca-Cola vartotojų aptarnavimo linija sulaukdavo maždaug 400 skambučių per dieną. Birželį, praėjus vos kelioms savaitėms po naujojo skonio pristatymo, skambučių skaičius išaugo iki maždaug 1500 per dieną. Didžioji dalis buvo vartotojų protestai ir skundai. Jie reikalavo grąžinti senąją Coca-Colą. Tada atėjo kulminacija. Tais pačiais metais, praėjus vos 79 dienoms nuo New Coke pristatymo, Coca-Cola vadovybė sušaukė spaudos konferenciją. Kompanijos prezidentas stojo prie žurnalistus ir pripažino tai, ko skonio testai neparodė. Coca-Cola buvo išmatavusi, kuris skonis žmonėms patinka labiau, tačiau ji nesugebėjo išmatuoti, ką žmonėms reiškia pati Coca-Cola. Jie vėliau pabrėžė, kad visi kompanijos išleisti pinigai, laikas ir į vartotojų tyrimus įdėtos pastangos negalėjo atskleisti gilaus emocinio ryšio, kurį žmonės jautė originaliam gėrimui. Ir todėl Coca-Cola priėmė neįprastą sprendimą. Originali formulė grįžo. Šios istorijos pamoka gana paprasta. Duomenys gali parodyti, ką žmonės sako mėgstantis, tačiau duomenys nebūtinai parodo, ką žmogui reiškia pats produktas. Coca-Cola išmoko šią pamoką vienu brangiausių įmanomų būdu. Nepamiršk paspausti like ir užsiprenumeruoti kanalo, jeigu nori daugiau tokių istorijų. Iki kito karto.